kiek mano patirtį tenka sutikti moterų vyrų, mes žinom iš tikrųjų geriausią savo versiją. Mes žinom, ko mes norim. Dažnu atveju nereikia žmonėm iš tikrųjų pasakyti, kaip aš tave matau. Tas, kaip aš tave matau, yra dažnai apie tai, ar aš antrinu tavo vizijai, ką tu nujauti viduj, esant jau. Bet kaip ir atsistoti žmogui ir pradėti kalbėti prieš minę. Net ir mokykloje, jeigu atsimint, ką reiškia pasakyti eilėraštį. Tai yra atsistoti virš minios, išsitiesti, kai kiti sėdi. Tai yra tokia pavojinga būsena viduj. Mes tai ne tik ten, sakykime, iš sielos patirčių atsimenam, mes kaip žmonės, kaip rūšis, kaip gyvūnyje, kaip gamtos atstovai, mes suprantam, kad tai yra pavojinga. Ir žmonės yra labiausiai trokštančios būtybės sąsajų, burtis, priklausyti grupiai žmonių, būti suprastiem, būti ryšyje. Ir jeigu staiga tu pareikši apie save visą tiesą, ir staiga tavęs yra pavojus, kad tavęs nesupras. Yra pavojus, kad tu atrodysi perdėm nesuprastai, perdėm tolimai nuo tos grupės, su kuria tu nori susisaistyti, suvokimo, ribotumų kažkokiu. Ir yra pavojus, kad tau pasakys, keista, mes nenorim su tam draugauti, nes nesuprantam tavęs. Ir yra galimybė būti atstumtai. Bet aš visą laiką galvoju, žinot, kas skaudžiau, ar meluoti ir prisitaikyti ir draugauti su tokiu pusėtinu savęs variantu, ar pasiryžti būti tikrai ir tie, kas liks, tai bent jau iš tikrųjų. O jeigu neliks nieko, tai bent jau tu su savimi esi tikra. Ne pusę, ne kažkokią apkapotą versiją. Ir gal tada ateis tie, kurie rezonuos su tavimi, nes iš tikrųjų, tai, kad ir kokie mes čia labai skirtiniai atrodytumėm, bet vis tiek bent jeigu 1% tokių, kaip tu esi, yra pasaulyje. Tai yra nemaža suma žmonių, nemaža minia. Tai aš manau, kad jeigu duotumėm savo laiko, jeigu duotumėm žmonėm laiko, pamatytumėm, kad greičiausiai mūsų baimės yra net nepagristos. Ogi tu žinai, aš labai mėgstu tą momentą, kai kas nors pasižiūri ir galvoja, nežinau, ar čia gerai, ar čia blogai, ar man patinka, ar ne. Ir kaip keistai, arba kaip tas, kaip įdomiai, žodžiu, tai aš žinau, kad tuo metu žmogui praplatėjo sąmonė. Nes tarp jo visų tų vaizdinių atsirado dar vienas, kurio jisai nebuvo patyręs ir kažkoks atsirado įvairovė jo galvoj. Tai man atrodo, kad tada pasisekė diena. Tai aš paskatinčiau moteris iš tikrųjų pasiryžti stoti į savo geriausią versiją, nes jau esu kažkada minėjus, kad mes dažniausiai bijom ne savo blogiausios versijos, mes bijom savo geriausios savęs versijos. Bet aš labai pasakyčiau, kad tai yra labai verta atsistoti ir būti savimi taip pilnai.